Tai va, aš papasakosiu tokią istoriją, kuri man nutiko čia visai neseniai Panevėžy. Einu namo, mama paprašė, kad nupirkčiau kefyrą pakelį, nupirkau, einu namo, nešuosi, linksmas, laimingas ir žiūriu, prie mano laiptinės jau stojo Forsų gauja. O aš toks einu su kefyru, tai ką jie pagalvos. Ir vienu žodžiu, einu, žiūriu, Forsai stovi ir pirmą mėnesį, man dabar šakės bus. Va, kaip ir žadėjau. Iš pradžių laikraščius rūka, dabar miltus uostano. Kur pasaulis rytas. Toliau tiesiu savo nuostabą į nuotykius kefyrų. Nešu kefyrą namo, ten jau Forsai stovi, aš jau sakau, mano vidinis balsas sako, kad man jau šakės, mane užmuš, taip toliau atims kefyrą išgers. Bet, jau noriu suktis atgal, bet vidinis mano balsas sako, bet tai, kaip tau nieko nebus. Pasmengint sako, tau bus. Bet aš paklausiu vidinio balsą, einu. Artėju, jau žiūri, jie susidairė, pradėjo spjaudyti biškį labiau tenai, siemkas valga. Ir jau galvom, dabar tai tikrai šakės bus, užmuš mane, man kefyrą neparnešti, taip toliau. Ką man daryti, vidinis balsas sako, tik eik, nieko nebus. Pasmengint sako, tik tau šakės bus. Bet nieko, paklausiu vidinio balsą, einu, drąsus tipą, atrečiu krūtinę. Kefyrą suspaudžiu labiau biškį. Einu. Ir Forsai jau žiūri, man jau žiūri, ten raitas, jau žvaigždės pozą daro, stovi, galvoju, kaip man reikės praeit. Bet nieko, vidinis balsas sako, tik eik, tau nieko nebus. Pasmengint sako, tau šakės bus. Einu vis tiek. Vidinis balsas sako, tu prieik prie pačio, to pikčiausia. Aš nenoriu, aš taip pėjau jau kojas, drab, kefyras, jau tenai toj sproks mano rankose, bet vis tiek prieinu prie patį didžiausią, vidinis balsas sako, tu nebijok, smengint sako, dabar tai tau šakės. Priejau prie to pačio didžiausią, didžiausią sako, kur eini, čia cenzuruoju šitą žodį, kaip jis mane kreipęs, aš sakau, kefyrą namo nešu, ir jau vidinis balsas jau sako, kad tau, vidinis balsas sako, tu nieko nebus, bet smengint sako, ragas, Algirdai. Bet nieko, aš klausiu savo vidinio balsą, ką man daryti, vidinis balsas sako, tu spjaukiam į veidą. Smengint sako, nedaryk, to tik tave užmuš, bet aš paklausiu vidinio balsą, spjoviu jam į veidą, o vidinis balsas sako, dabar tu šakės. Tokia liūdna istorija, Algirdo, tai kaip kefyras? Danešiai? Jo. Šaunuolis. Aš manau, kad mūsų ekonomikos fakulteto vadybininkų 6 grupė, gal ne tokie, gal ir tokie. Iš tikrųjų, aš labai tikiuosi, kad jie parodys, kad jie gali būti ir draugiški. Tai, kad pasitinkame juos. Это школа колбасы, веселее, пацаны. Раз, это Харбас, все спасибо, хватит бас. На найке, пацаны, слушаем Харбас басы. Это стал любимый, ждем все время колбасы. 150 ударов тут, пацаны, спортивка ждут. Школа танцев, ищет вас, правила, Харбас. Чтобы до утра топтать, ничего не принимать. Будь рад, без беды, наши злейшие враги. На площадке Отдашком для вас Харбас, бас, Отдашком для вас Харбас, Отдашком для вас Харбас, Отдашком для вас Я, с вами школа колбасы, ребятки. Это школа Харбаса, пацаны. Спортивочки Nike. Это школа колбасы. Это школа колбасы. Это школа колбасы. Харбас. Это школа колбасы.